Labą dieną, su jumis aš, Gidūnė, profesorė Dalia Sekmokienė, ir pakalbėsim, kaip mums reikia elgti žiemą. Ar visais metų laikais reikia vienodai valgyti, vienodai sportuoti, vienodai tiesiog šiaip elgtis, vienodą maistą valgyti? Tikrai ne. Ir ką konkrečiai daryti, pasidalinsiu skaidrėmis ir mes sužinosime ir pasinagrinėsime, kuo skiriasi gyvensena pavasarį, vasarą, žiemą. Atskirai kiekvienam metų laikui atskirą video padarysim. Dabar dar žiema. Jūs pagalvokit, ar jūs teisingai gyvenate. Ar metų laikai turi įtakos sveikatai? Tai aišku, jūs pagalvot, kad ilgiau sėdžiu namuose, tamsu, šalta, bet žiemą mes sukaupiam labai daug. Mes atidedam tai, ką transformavom vasarą. Žiema yra in, o pagal kinų mediciną jan yra transformacija. O esmė atidedama ir saugoma žiemos metu, tai yra tarsi mūsų šaknys. Taigi meditacijos, maldos, apmąstymai, kalėdų šventės ir daug kitų dalykų, kurie turi labai didelę įtaką tiek mūsų sveikatai, tiek mūsų sociumui, tiek mūsų identitetui, atsitinka būtent žiemą. Bet ar mes apie tai pamastome? Pakalbėsiu ir iš klasikinės medicinos ir kinų medicinos pusės. Žiema stipriausia vandens stichija, tai yra inkstų ir šlapimo pūslė. Jinai labiausia vyraujanti, jinai labiausia pažeidžiama. Čia stipriausia, gal kad labiausia vyraujanti. O kaip tik tai pažeidžiama ir pažeidžia baimė, šaltis. Ir yra trys lygmenys šitoje stichijoje: šiaurė šaltis, skonis surus, tai štai žiemą daugiau raugintų dalykų valgom, kurie yra suresni, o žmogaus lygmenį yra inkstų ir šlapimo pūslės kanalai ir atsiveria ausyse, tai va žiemą šaltis gali ausis dar su vėju kartu perpus. O ką šita stichija reguliuoja? Inkstų, antinksčių, šlapimo pūslės, kaulų čiulpų, galvos smegenų ir taip pat yra bazė harmonijos sistemų. Jeigu mes nesilaikysime specialių gyvensenos principų, tai žiemą pažeisime savo kaulų čiulpus, gali prasidėti hematologinės lygos, antinksčius, inkstus, šaltis, baimė labai daug ką pažeidžia. O kad mes prisitaikytumėm, kaip prisitaiko augalai, numeta lapus, keičiasi jų išorė. O kas keičiasi pas žmogų? Sakysit, apranga, ne viena apranga. Keičiasi, kai aš matuoju pulsą, vasarą jis paviršinis, žiemą gilus. Sakysit, kas iš to? Tai yra visai kitaip reguliuojama organų veikla. Organai, kad gerai dirbtų, reikalinga, kad jie gautų energiją iš Žemės magnetinio lauko. Ir žiemą jinai visai kitokia. Bet mes prisideriname tik pakankamai būdami lauke ir valgydami savo sezoninį maistą. Tai aš išduodu tokią paslaptį. Ir žiemą labai daug laiko skirdami tokiam apmąstymui, nes vandens stichijoje saugoma paveldėta energija, kuri yra ryšys su mūsų protėviais. Už tai prasidedant vėlų rudenį yra vėlinių diena, kai mes eidami žiemos sezoną jau ateina šaltis, medžiai meta lapus, prisimenam savo mirusius artimuosius. Ir žiemą galima sustiprinti savo atsakomybės atstovėjimo jausmą, jeigu ypač permastymysime savo gyvenimą. O paprastos kasdieninės tiesos, kaip gyventi, irgi pasakysiu. Čia rytai sako, jeigu inkstų energija yra sutrikusi, tai netolygus bus augimas, žmogus atsiliks arba per daug anksti senatvė. Tiesiog šlapimo pūslės bus bėdos, silps klausa, gali epigenetikai sako, kad jeigu ir paveldėjom kažkokias ligas, tie genai gali būti kaip ir neaktyvuoti, aktyvuoja baimė, stresas, netolygus gyvenimas, kaip sakau, tas nepasitaikymas, kai pasikeičia pulsas ir mes nesam prisitaikę prie žiemos sezono. Ir tiesiog mes turim labai pasverti, ką mes turim veikti, nes kaulų tankis, smegenų veikla, va čia kaulai ir netgi yra toks inkstų stichijoje, inkstuose prasideda kanalas, kur yra mūsų misija, bet ir kartu yra Mingmen kanalas, per jį ateina dvasia susiliejus kiaušialąstės spermatozoidai, tai mūsų gyvybės vartai, mūsų gyvybiškumo vartai, induose kundalinė.
irgi labai labai visą tai svarbu saugoti ir visą tai apmastyti. O ką reikia daryti? Paprastai ir konkrečiai. Taigi, saugotis šalčio, kad tikrai neperšaltum. Kas užsigrūdinę, aš pakalbėsiu. Galime grūdintis palaipsniui ir daryti tempimo pratimus. Dviejus aš parodžiau. Tai yra ir šlapimo pūslės, ir inkstų kanalo aktyvavimas yra šitie tempimo pratimai, o harmoninga energija padės geriau veikti ir funkcijoms, stiprinti kaulų čiulpus. Ir be šitų pratimų galime tiesiog kaip reikia, jau ir sakiau, dėti ant inkstų srities rankas praeitam video, patapšnoti save ir daryti šitus pratimus reiktų kiekvieną dieną. Ir kartais, kadangi inkstų pirmas taškas yra pade, pavaikščioti basiems, tai bet visi pas mus takeliai yra tiesiog pasivaikščiojimai skirti ir refleksoterapijai padų, kur prasideda inkstų pirmas taškas, žiemą būna apsnigti, labai atsargiai elkitės su pasivaikščiojimu per sniegą. Vieniem tai gerai, kurie jau šiek tiek turi išsigrūdinę, kurių imunitetas balansuoja ties riba, kaip sakoma, kaip plonas ledas ir gali lūžti. Ir gali prasidėti kaip tik tai tos lygos. Žmogus turi labai jausti. Čia nepasakysi ir tikrai negalima ilgai sirgusio žmogaus iškart varyti vaikščiot basom. Geriau tiesiog jis knypo tas voneles. Nusimaudęs po dušu, tai šiltų vandeniu, tai šaltų rankas iki alkūnių ir kojas. Ir šaltų vandeniu ilgiau. Taip aktyvuojame ir parasimpatinę nervų sistemą, kuri ne visai nuo vandens stichijos, nuo įvairių stichijų priklauso, bet tai labai svarbu tam tikro vagus nervo veiklai ir padeda kartu integruotis rytų vakarų medicinos žiniom, nes vagus nervas labai priklauso nuo vandens stichijos veikimo. Dabar šilumos ir šalčio balansą kaip palaikyti. Grūdintis palaipsniui, kai sakiau, nei po vonelės, tai pats beveik geriausias dalykas. Ne visi gali žiemą laukiat. Labai gerai, tas prailgina gyvenimą ir būna žmonių, kad iškart šoka į eketę ir pradeda plaukti ir sako, va, nei aš susirgau, nei ką aš tiesiog iš karto šokau. Visada sakau, kas tinkau, nu tai netiks Petrui. Daug kas ir inkstų ligas taip gauna ir atsisako, pasidaro blogesnė kaulų čiulpų veikla. Reikia grūdintis vis dėlto palaipsniui. Atsarga gėdos nedaro. Galbūt vienam iš 10, vienam iš 20, čia nėra tokios statistikos, tas ir tinka šokti staigiai. Ir jis jau pakankamai žmogus, šiaip gyvenime buvęs daug lauke, užsigrūdinęs ir jam nebaisus visi tie dalykai. Geriau pradėti apsipilt, kaip mes visada šaltų vandeniu net pirty molėtuose, kai aš buvau jauna, visus mokindavo. Tiesiog visai šaltų vandeniu, įkaitus. Ir suomiai taip daro, visada lekia į tą šaltą vandenį, įkaitę po pirties ir niekas neserga. Ir pasižiūrėjau, kad tos moteris, kai buvom Suomijoje ir mums paruošė tą pirtį, paskiau dar ir su kostiumėliais, ten mums šiltos arbatos, viskas laukia, ten minusinė temperatūra, jos vaikšto, viską jos ilgai gali pabūti. Reiškia, tai yra užsigrūdimas, tai nuo vaikystės ėjimas į tą suomišką pirtį, po to šokimas į vandenį. O kai žmogui 40 metų pastovus sinusitai, bronchitai ir jis taip šoks, tai jau jis geriau aknypo procedūras arba visą nuo galvos apsipilt. O pradėti nuo paprasčiausio pasivaikščiojimo. Kuo ilgiau būsit lauke kiekvienu sezono metu. Tik vasarą spiginant saulė, visai ant saulės negalit nudegti. Bet dabar kalbam apie žiemą. Taigi vaikščiokit, vaikščiokit ir vaikščiokit, kiek jūs galit. Kas negalit, kam sunku, net ir visai senų žmonės aprenkite ir pasodinkite balkonę. Jeigu jis neįstiklintas, tai ir jis tegul rankos kojas pajudina laukia irgi kuo smagiau judėti. Kas galit, pačiužinėkit su slydėm. Nu, pas mus per mažai sniego, kad visą laiką, jeigu jis nesportininkas, jis nevažiuoja kalnus slidinėti, tai tų slidžių neapsimoka. Tai nors rogutėmis. Ar tai tiesiog padūkti, pasimėtyti sniego gniūžtėm. Žiema turi džiuginti. Ir matot, žiema keičia savo pavydalą. Žiemą lapuočiai numeta lapus, žemė apsikloja sniegu, netgi sula neteka ir šiaip žmogus turėtų truputį aprimti. Žiemą mes atvirkščiai miegame ilgiau ir gal tai ir yra teisinga, nes ir
naktis ilgesnė. Mes tiesiog saugome tas savo jėgas, kaupiam tam energingam būsenai vasarą, kai mes ten daugiau judam. Ir 20% gali būti maisto ten Afrikos šalių ir kitų, nes kas maitinasi vien vaisiais, būna tokių, aš pasižiūriu, irgi pulsas paviršė. Ateina lėtinės lygos, ne peršalimo, gal jie jaučiasi stipriai peršalimo lygų atžvilgių, bet pulsas paviršinis žiemą rodo, kad energinė sistema nepersitvarkia ir kitaip valdo pagrindinius organus, in jan balansą. Tai nėra gerai. Tos, kurios daržovės laikosi vėsiai mūsų ruosiuose be šaldytuvo, jos turi 80% mūsų maisto sudaryti. Ir tada, kai mes gausim ir visas tikrai žemė pasirūpino ir intai materialinės tos sudedamosios dalis, ten, sakysim, krakmolas, kuris išlėto mažą glikeminį indeksą, turėdamas virs gliukozę ir, pavyzdžiui, burokėliai turi daug visokio antocianinų, tai yra raudonos spalvos be flavonoidų kraujui gerai, morkos, A vitaminas ir taip toliau, ir taip toliau. Čia net ne visos daržovės pavaizduotos, tiesiog tokia nuotrauka. Ir aš visada sakau, kas neserga, tai levandenius gali ryte su kruopom gauti, ir kas toleruoja glitimą, bet grūdai irgi laikosi vėsiai gal net ir kelis metus. Ir tai, kas laikosi be šaldytuvo, tuo sezonu, tai ir yra turbūt mūsų pagrindinis maistas. Ir nors mes žavimės ir galvom, kuo daugiau egzotiško maisto, arba tiem vaikam, kur peršala, labai dažnai ten neša, tai tu suvalgyk apelsinuką, tai tu mandarinų. Yra kinų medicinos gydytojų, kad draudžia tiesiog, nes per daug nereikia aiškinti. Žmogus turi savo įsitikinimus, bet jie labiausiai klauso gydytojų. Tai va, jeigu kinų medicinos gydytojas turintis autoritetą uždraudė, tai taip. Ir daržovėmis pradėti maitinti ir aišku palaipsniui grūdinti. Ir maitintis pagal sezoną. Ir dar turiu pasakyti, kad kurie vyresni žmonės, tai žiemą būtinai turi adaptogenus vartoti. Kam tinka, pamėginkit ir ženšenį, ypač pasitarusiai yra Lietuvoje žolininkų, fitoterapeutų, kurie žino ir mūsų žolių labai daug, bet ir žino rytietiškų žolių. Ir būtinai vakarais žiemą mes daug energijos gausim iš mūsų žolinėlių. Tai būtent pamaitins mus ir priduos ir vitaminų, mineralinių medžiagų, ne vien daržovės. Bet kodėl žiemą visada prisidžiovindavo lapų įvairių, serbentų, laukinių augalų lapų, žemuogių lapų ir visokių kitokių mūsų močiutės viržiai, kas turi sąnarių ligas. Ir dar atsiminkit, jeigu žiemą pradėjo jums skaudėti sąnarius, tai sąnariai yra kliūtis energijai tekėti. Seni žmonės tai, kad sako, man gelia sąnarius, jie pasėdi prie krosnės ir kad jums jaunam negeltų tų sąnarių, jūs darykit tempimo pratimus. Jeigu jūs nemokat čigon tai či ir tų pratimų tikrai neužtenka, čia tik aktyvuoti kanalam, bet sąnariam, jūs turit sąnarių judinimą. Pradžioj rankų, net jau gulėdami galit kojų, tada riešų, čiurnų, alkūnių, kelių. Galit pasileisti po to muziką, pašokti kažkokį lietuviškus šokius. Ir šokdavo ir valsas, ir polka. Ir yra labai daug programų, kaip išjudinti sąnarius vyresniems žmonėms, jaunesniems, sunkesnių, lengvesnių. Aš tai tokį walkout programą, kai rodo, kurie raumenys yra įtempti. Bet jeigu atsirado lengvas sąnarių skausmas, visi galvoja, kad ne, judėti negalima. Ne. Būtent reikia judėti, nes šaltis irgi įėjęs, jeigu smarkiai peršalot ir labai šaltį jaučia, tai irgi reiktų pašildyti tam tikras zonas, šiltai apsikiutoti, nesgi žmonės netgi iš prakaitų, su prakaitu išeina tos bakterijos, kurios šalčio poveikyje gali pradėti daugintis ir mūsų gyvybinės jėgas tiesiog numalšina. Ir jeigu jaučiamės peršalę, mes nuo seno naudojam, peršalimas yra žiemą, liepžiedžius, visas kitus žolinėlius. Ir žiemą išprakaitavus irgi negalima iškart jau vėl pradėti grūdintis. Yra daug būdų saugoti save, prisižiūrėti ir gyventi pagal sezoną.
turėti tinkamą aprangą, geriausia medvilnė ir vilna. Dabar yra kokybiškos vilnos, geriau mažiau, bet geriau. Ir būtinai saugoti ausis. Labai mes mėgstam be tų kepurių. Tik jau ir vėl užsigrūdinę žmonės. Nereikia vien dėl to, kad šukuosena susilamdys ar kitaip. Reikia ir kaklą, ir užsirišti kažkokį šaliką, skarelę ir žiūrėti save. Ausis irgi yra inkstų tarsi refleksoterapinė zona, tai ne tik padus, bet galite ir ausis pamasažuoti žiemą, tai irgi labai geras masažo būdas. Šiaip gyvensena turi būti reguliari. Nors žiemą galime daugiau pamiegoti, o mes kaip tik žiemą dirbam, o vasarą, kai turime atostogas, tai norim atsimiegoti. Tai nusistatykite tą savo tinkamą dienos režimą, per daug nežiūrėkite TV, leiskite pailsėti nervų sistemai, būkite ramesni. Žiemą gamta rami ir žmogus žiemą gali ir privalo būti ramus ir nešti ramybę aplinkiniams. Taigi, kaip mūsų visose tradicijose, tiek kinų, tiek katalikų tradicijoje, visada linkėkime vieni kitiems ramybės ir būkime sveiki. Būkime sveiki žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį. Jeigu kiekvienas metų laikas mus džiugina ir priteikia įvairovės.